Labą dieną, esu Barboros Radvilaitės fizinio ugdymo ir istorijos mokytojas Eduardas Stašunskas. Įtraukiamo ugdymo pamokos jau vyksta kelinti metai ir taip, jos yra sudėtingesnės pamokos su įtraukiuoju ugdymu, reikalauja didesnio dėmesio ir didesnė sudėtingesnės pamokos struktūros, kadangi įtraukiojo ugdymo vaikai gali būti kaip ir pilnai įtraukti į pamoką, kaip ir dalinai, kaip ir gali būti ir beveik netraukimi į pamoką, jeigu matomas, kad yra toks poreikis. Tai yra, kaip pavyzdys, vaikai gali atsisakyti vykdyti mokytojo nurodytas užduotis, o gali, pavyzdžiui, norėti tvarkyti teritoriją ar daryti kažkokius kitus darbus. Tai galimas būti ir tai yra leidžiama, kadangi siekiama tai, kad kuriems yra skirtas įtraukusis ugdymas, kad jie labiau vyktų jų socializacija su klasiokais, su visuomenė. Ten jau kažkokių užduočių įvykdymas yra, gal daugiau sakyčiau, yra antraeilis dalykas, svarbiausia, kad vyktų socializacija, aš manyčiau. Aišku, jeigu galima ir atlikti papildomas užduotis, tai irgi yra sveikintina ir dažniausiai vaikai įsitraukia, taip. Dažniausiai vaikams pavyksta įsitraukti ir į bendrąją veiklą, ir į pamoką, taip dažniausiai pavyksta. Būna ir nepavyksta. Įtraukti ugdymo pamoka reikalauja papildomų tiek pedagogikos gebėjimų, tiek psichologinių kompetencijų reikalauja. Be abejo, todėl mums yra vykdomi seminarai, netgi ir šiuo metu mes dalyvaujame seminaruose, kurie yra skirti darbui su vaikais, su specialiųjų poreikių vaikais, tai yra įtraukiųjų pamokų. Galbūt ir netgi didesnių tiesiog tokių paprastesnių dalykų, kaip didesnis pastabumas, daugiau dėmesio reikalauja, taip. Manau, kad turbūt galėčiau vis dėlto pasakyti, kad vaikams, specialiųjų poreikių vaikams, nėra labai sudėtinga dalyvauti mano pamokose, nors manyčiau, kad vis dėlto tai priklauso ir nuo įvairiausių aplinkybių. Tai yra ir ar vaikas tiesiog gali tave priimti ir nepriimti. Jeigu vaikas priima, tai nebus jokių didesnių problemų. Jeigu vaikas tavęs dėl kažkokių tam tikrų priežasčių nepriima, gali tekti jam skirti ženkliai daugiau dėmesio. Todėl tai gali būti labai įvairių. Pačio įtraukiojo ugdymo tiek idėją, tiek pamokų vykdymą matau labai didelę naudą ir įprastiems moksleiviams, kadangi jie pamato truputėlį kitą pasaulį, jie pamato ir įvairių negalių vaikų, ir tai gali būti ir speciali negalė, ir fizinė negalė, ir pamato įvairius specialiusius poreikius, tai gali būti ir intelekto specialiai sutrikimai, ir elgesio sutrikimai. Ir manau, kad socializacijos prasme ir tiek vaikų akiračio prasme tai yra labai ženkliai praplečia vaikų matymą, koks pasaulis yra ne vienpusis, koks atvirkščiai jis yra įvairiapusis ir įvairiaspalvis tas pasaulis. Ir tas matymas, matyt, jiems irgi duoda ir susiprasti, ir susigaudyti, kad šitam pasaulyje gali būti labai įvairios situacijos ir įvairūs labai žmonės, kuriems taip pat irgi reikalingas įvairus bendravimas, sakykime, taip, kad ne viskas yra vienpusiškai ir viena spalva. Įtraukiojo ugdymo pamokų metu iššūkiai būna nemažai ir tikrai tai gali būti ir nenoras dirbti pamokoje, ir tai gali būti ir per didelis hiperaktyvumas, ypač jeigu yra mokiniai su sutrikusiu emociniu elgesiu. Galima išgirsti galbūt net ir kažkokių keiksmažodžių, galima išgirsti ir negražių žodžių, bet reikia suprasti, ypač jeigu tai būna emocinio sutrikimo moksleiviai. Tai kaip jau minėjau, iššūkių gali būti tikrai daug ir įvairių ir su jais tenka ieškoti įvairiausių išeičių. Turbūt įtraukiojo ugdymo pamokose darbui mokytojo patarimas, aišku, tai yra dažniausiai pirmas patarimas tai yra kantrybė, didelė kantrybė, ištvermė, supratimas, su kuo yra dirbama, nes tik tai duoda jėgų ir kantrybės suprasti, kad šitiems vaikams reikia daugiau dėmesio, reikia daugiau jiems pastangų, bet tai yra mūsų darbas ir dažniausiai, jeigu tas dėmesys yra skiriamas, kantrybės yra išlaikoma, tai tada ir
gaunama ir vaisių. Tai yra kai vaikai įsitraukia į tavo veiklą, tavo pamoką. Dėl fizinio aktyvumo vaikams galėčiau palinkėti vis dėlto tai turėti omeny, kad tai yra susijęs su jų sveikata, kad tai visų pirma, kad tai įvairina jų gyvenimą, kad tai atsiranda naujų spalvų jų gyvenime su fiziniu aktyvumu. Na, mergaitės nori būti gražios, berniukai nori būti irgi gražus, kad tai yra susiję ir su išvaizda, kad tai yra tiesiog gyvenimo dar vienas džiaugsmas, kuris užpildys jų gyvenimą.